Sveiki, mano gėlytės limis. Aš esu Adelė ir šiandien aš filmuoju savo 10 seriją mano serialo Super žvaigždė. Tai ką, sėkmės žiūrėti. Kaipgi man atsibodo būti šitam prakeiktam kalėjime. Opa. Kas čia per dalykas? Reikia užšokti. Nukritau dar. Reikia užšokti čia nai. Puiku, kurgi mes čia pabėgsim? Opa. Pabėgau. Čia. Bėgt namo greitai. O, mašina. Įsėsim ir varysim. Taip, tai gal reikia... Ai, nežinau, ką veikti. Aš kažką žinau, bet nežinau ką. Alio. Tu greitai atvarai laboratoriją. Aš tau dabar tokį dalyką pasakysiu, kad tu nukrysi. Gerai, tu ateisiu godą. Iki. Ačiū. Kodėl taip greitai reikėjo manęs? Atėjau, gal kodėl čia nėra, žodžiu, gal einu į antrą aukštą, ten, kaip visada turėtų būti toj pačioj vietoj. Jo, ten sėdi. Labas, Goda, ko taip reikėjo smarkiai manęs? Austė pabėgo iš policijos. Pabėgo kažkokiu tai magišku būdu. Ką? Kaip jinai galėjo pabėgti? Čiagi buvo... Išvis jokio pabėgimo nėra. Pasirodo yra? Aš sutikau su man Valerijos mama sakė tai. Su Valerijos mama. Žinai, kur, tu atvedai, tenais buvo... išėjimas iš tos dalykų. Na, kažkur tai lubose buvo kažkoks kažkoks išvendimas, kanalizacija kažkokia ten buvo. Ar ten dar kažkas, ar ventiliacija. Ir jinai ten kažkaip iššoko, pralendo ir išlindo į lauką ir pabėgo. Ir išvažiavo su policijos mašina. Tai išvis jau. Nesuprantu tos Austės, kaip jinai galėjo pabėgti. Pala. Žinai ką? Eini su ją vėl, sužinai informaciją, nes esu ją į kalėjimą vėl pasidėjo. Jinai dar blogesnė už yra, negu mes su Valerija. Mes jau ant kiek jau čiučiu. Taip ir buvo? Taip. Jis sprogdino kažkokį fabriką. Blogesnė už mus. Aš suprantu, mes dar čia buvom pavogę ir laikėm kažkokiam skysti, bet susprogdint fabriką, kur dirba tiek daug žmonių, tai čia atsiprašau. Nežinau aš. Tiek trenktam turi būti. Oi, tai gerai, žiūrėk, kaip mama parašė žinutę, man jau reikėjo, tai aš grįšiu, tai gerai? Iki. Palauk, tau reikia su Austės, tai susitiks su Austės, žinok ir iš jos informaciją. Sugalvok vėl kažkokią istoriją, kurgi mokė. Gerai, iki. Tai gerai, kad mane buvau pas mamą trumpam, bet dabar... atvažiuoju pas Austiją. Svarbu, ten dalykai pasistatau, nesvarbu. Labai kažkaip pasėdė durys atsirakintos. Tuk, labas, Austėja. Galiu paklausti, kaip tu į mano namus patekai? Pasėdė durys buvo atrakintos ant pilno, tai... Aš
reikia daryti, kad biški namai prisvidintų, nes, žinai, biški oro gryno trūksta. Jo, nu kaip tau sekas? Šiaip aš pagalvojau, kad dėl tavo pasiūlymo aš sutinku vėl būt draugėm. Tai kad prisės, ką tu čia stovėsi. Labai gerai, kad jinai sutikom. Nu tai, ką norėjau pasakyti. Kaip tu pabėgai iš kalėjimo, mano mergytė. Kaip supras, pabėgau iš kalėjimo, aš nepabėgau, mane paleido. Tu turėjai sėdėti ten 2 metus ten, max. O jos mama tikrai tai negalėjo padaryti. Jinai ne tiek gera, kad tave greit paleistų. Klausyk, mergyčka, mane paleido tiesiog paprastai ir lengvai. Atsuk truputėlį, aš pagal tavo akis matau melą. Kokį dar melą? Klausyk, mergyčka, tu dabar. Neturi logikos, ašgi viską stebiu. Ir žinok, ne pirmą kartą tu man taip darai. Rimtai, ne pirmą kartą dariau, gal tu dar žinai, ką aš dar blogo padariau. Jeigu nori, tai ir verk dėl manęs. Jeigu ir taip, tai nežinau. Dėl tavęs man vert išvis. Aš noriu, kad jūs dėl manęs kovotumėt, kad ir jūs vis tiek visi pralaimėsit. Žinokit tai. Austėja, aš tau galiu vieną dalyką pasakyti. Iš tikrųjų, ta, kuri buvau apsimaskavus, tai buvau aš visą laiką žinau, kaip tu apie mane galvojai. Tai visą gerą. Ačiū, kad buvau pas tave, tai užsivečias labai ačiū, visą gerą. Pagaliau aš taip pasakiau, man dabar jau laisviau. Na tai Adėlė ateis. Labas, Valerija, aš jau atėjau. Labas, Adėlė, tai einam. O kas čia yra? Čia yra šautuvai. Na čia mūsų tokie mini, tokie kaip bazė šautuvų. Ką? Čia jūsų tokia bazė? Nu, jie mūsų tokia bazė, kas? Nesitikėjau tokios naujienos, bet gerai, čia galima kažką paimti? Galima, bet tik jeigu tu paimsi, tai nelabai ir saugu, žinok. Ups. Oi, netyčia paspaudžiau. Gal padėsiu tu gal geriau. Padėk gal gerai. Gerai. Tai ką. Žiūrėk, pirmą reikės sulaukti Gotos, nes tai irgi ateis. Nes aš po to su ją susitiksiu. Tai va. Ir kaipgi čia. Ai, žodžiu, svarbu. Žodžiu, mes kažkada turėsim susitikti ir pakalbėti dėl plano. Gerai? Gerai. Tai... tam... norėsi kažkada pas mane ateiti į svečius? Į svečius? Jo, gerai. Būčiau laiminga irgi labai gerai. Alio! Tai gerai. Žodžiu, tai susitinkam kada pas tave? Nežinau, gal galim ir rytoj liktai... Kažkada. Ne rytoj. Galim šiandien... Pusę pirmos. Pusę pirmos? Jo, gerai, mes kaip tik visas, tai... Žodžiu, mes pas tave ateisim. Su Goda. Gerai, iki. Jau ką pasižiūrėk kažkada, jeigu norėsim.
Iki. Taip, klausyk, dukrelė. Tu vėl tai darai. Aš tau 100 kartų kalbėjau, kad nedaryk tokių dalykų. Kokia tu mano dukra iš vis? Bet pažiūrėk, jau į Valeriją, jūs jau geresnis tapo, a tu, vat, klausėk, kam tu iš banko mūsų seifo pinigus pavedei? Vat kam jie reikalingi, vat kam? Tai vai kortelės neužtenka 10 000 dabar? Ne, neužtenka, man per mažai, man reikia dar daugiau. Tai reiškia, tu žinai, kur yra durys, išeik, nes tu dėl pinigų iš vis. Tu dėl pinigų? Ne, aš tiesiog noriu daryti blogą žmonėm, kad jie suprastų, kad aš esu geresnė negu kitos 3. Goda, Valerija ir Adelė. Adelė, tai žinok, superžvaigždė. Ir jinai viską gali padaryti. Vienas skambutis ir tu jau niekur. Žinok. Žodžia, dukrelė, tu žinai, kur durys, tai iki. Kokia man dukrelė. Visus nervus. Žodžiu, gerai. Reikia paskambinti Valerijos mamai. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote mano šitą video, tai su jumis buvau aš ir Goda, tai iki.